Labas rytas. Jurga, labas. Tai pasidalinai smagiom naujienom, tai norėjom iš tavęs dar kartą išgirsti. Pas mus tu buvai pagrindiniai konsultacijai vadiniai ir po to vienai procedūrai. Taip. Tai ką jau dabar pastebėjai, kiek čia praėjo porą savaičių? Ne porą, 3 savaitės. 3. Pagrindinį dalyką, ko iš tikrųjų gyvenime ieškau, pastebėjau ir ko jau buvau netekusi ir į ką norėjau sugrįžti ir matau, kad jau po truputį grįžtu, tai yra energijos padidėjimas. Man tai yra pagrindinis rodiklis, kad mano sveikatos rodikliai atsistato. Tiesiog aš taip suvokiu sveikatą. Aš esu sveika, jaučiuosi sveika, kai aš turiu energijos. Kai aš turiu energijos, aš turiu visko, to kūrybiškumo, turiu jėgos, ištvermės, aš turiu geros nuotaikos. Tai mano energija sugrįžta, aš tą labai aiškiai jaučiu ir tai man kelia labai daug džiaugsmo, iš tikrųjų. Man irgi labai smagu girdėti. Tai, o man labai smagu, kad jūs visą tai darot ir ačiū jums už tai. Sveikata, o dar sakai, kad patiko procedūros. Pas mus procedūros, kaip sako, mes nieko nebadom, nieko neskauda, pas mus ateina žmonės pagulėti, pasišildyti ir turime visokių prietaisėlių, tai kaip ta savijauta buvo. Nežinau, su kuo galėčiau palyginti. Visų pirma, tai toks labai dvigubas jausmas. Iš vienos pusės aš jaučiausi tarsi kažkas, kas nereikalingai iš manęs išėjo. Aš vėlgi kalbu apie energiją, apie kūno tokią savijautą. Aš jaučiausi pailsėjusi ir tarsi atidavusi kažką, ko man nereikia, bet čia ne mistika, čia tiesiog, gal paaiškinsiu plačiau. Pavyzdžiui, sakykime, vizualiai. Mano veidas buvo kaip po atostogų, arba kaip po gero kelių dienų išsimiegojimo, arba kaip po gero masažo veido. Pavyzdžiui, tikrai pastebėjau ir čia labai taip iškart net keista, po procedūros, tai jau taip, matai pokytį, vizualinį pokytį. Irgi toks atsigavimas, labai geras poilsis, irgi padidėjęs energijos pojūtis toksai ir tai kartojasi kitą dieną ir dar kitą, ir tai davė labai daug irgi tokio pozityvo vidinio, nes pakartosiu, aš atėjau tokiai būklei, kokios tiesą pasakius, neatsimenu, kada būčiau jautusi. Toks išsekimas realiai. Jo, tokiam tikrai visokiam išsekime. Ir mikro, makro elementų prasme, ir nuotaikos prasme. Tai visi tie rodikliai buvo sukelti ir jie tikrai laikėsi kurį laiką. Paskui galbūt užsimiršau ar panašiai, bet aš suprantu, kad aš stoju į tą tokį, tikrai energijos atstatymo kelią ir sveikatos atstatymo kelią. Man labai patiko šitą procedūrą ir aš tau taip užsižymėjau varnelę, kad aš manau, kad aš tikrai nelauksiu ir nesistengsiu savęs nusekinti, kad sugrįžti tą procedūrą. Aš ją matau kaip labai gerą profilaktikos priemonę. Jo, mes turim žmonių, kas lankosi pas mus jau 3 metus profilaktiškai, tiesiog ten ar kas kelis mėnesius, ar kas pusę metų, tiesiog, sakei, nenusivaryti, nenueiti tą dugną. O kiti šiaip ateina, nes jam patinka tas jausmas, nes vis tiek čia gauname ir pakvėpuoti ir vandenilį, ir deguonį, ir šilumos terapiją, ir daug kitų terapijų, tai gaunas, kad organizmas gauna tokį legalų dopingą, tai pasakykime, ir jis jaučiasi daug geriau, nes jam lengviau funkcionuoti. Tai matyčiau labai kaip puikią profilaktikos priemonę, kad nenusialinti, kad nenusivaryti, kad nesusirgti. Nes aš apskritai profilaktikos gerbėja esu. O jeigu lyginti, tai sakau, tai kaip po kokio gero kurso kvėpavimo, bet tokio gero kurso, sakykime, savaitgalio kurso kvėpavimo, tai irgi jauti tą tokį pakilimą. Kaip po gero masažo ir dar kokios nors lašelinės geros. Čia kažkoks, galbūt ne taip maksimaliai, sakykime, bet supranti, kad tu visų šitų elementų tu gavai po tam tikrą dozę ir tai tau pakėlė tą vidinį tokį energingumo pojūtį ir tu gali tiesiog įčipsuotis nedirbtinai. Tai mūsų tikslas ir yra, kad žmonėm padėti kuo greičiau atsistatyti, dėl to ir yra procedūros papildomai, ne tik konsultacija ir namų darbai, ką darai, bet ir procedūros, kad greičiau tą visą rezultatą pamatyti, nes tada žmonėm atsiranda daugiau vidinės motyvacijos rūpintis savim, kai tu turi, kaip sakai, daugiau energijos, nori šypsotis ir tada ir savo noris padėti ir kitiem noris padėti. Tai aš tikrai esu gerbėja tokių procedūrų, kurios veda į tą tokią gerą sveikatą, į ramybę ir džiaugsmą. Tai labai smagu, kad jūs dirbate ir ačiū jums. Prašom, mes tada eisim daryti dar vieną procedūrą, kad dar daugiau šypsotumės. Valio.